Daktare, kaip jį? Na, ponė, turiu gerų ir blogų žinių. Gerai. Visų pirma, tai žmonos operacija praėjo puikiai. Tai gerai, taip. Ji jaučiasi gerai. Ir ji turės praleisti ilgą laiką ligoninėje, kol pagydysim ją. O kas per gydymas? Tai yra specialus gydymas. Pirma, tai ji turės likti 3, 4, 5, o gal 6 mėnesiams. Ir tada operuoti dar kartą. Operuoti dar kartą? Taip, tai bus labai brangu. Tai ne problema, mes turim santaupų. Tai bus labai didelė suma. Kiek tai būtų maždaug? Na, viena operacija kainuotų 8 000. Gerai. Tai ne viskas, po to jai reiks specialaus gydymo, kuris kainuoja $5,000 per savaitę. Kiek savaičių? Na, maždaug apie metus. Ir po to jai reiks lankyti pas specialistus. Tai bus labai brangu, 50 000 per mėnesį. Na, čia tik mediciniškai. Dar vėliau jai reiks eiti pas fizioterapeutus. Ir tai bus labai brangu. Nuo 150 iki 200 000. Bet mes neturim tiek daug pinigų. Nesijaudink, aš tik erzinu tave. Ką? Aš pamelavau. Tavo žmona... Operacija buvo siaubinga, ji mirė. Tai puiku. Jūs mane apgavote. Bet akis pradėjo trūkčioti. Vau. Ačiū Jums. Tai geros naujienos. Geros dienos. Juk žmona yra gyva? Ne.